Užsidirbti pinigų nėra sudėtinga. Ir štai tikroji pinigų formulė, kad pinigai ateina iš vieno dalyko. Tai yra, kad tu išsprendi žmonių problemą ir už tai gauni atlygį. Viskas. Nesėkmė, nesėkėjai, netobulas produktas, paslauga ar verslas ar niša. Tai yra tik vertė. Ir jeigu dar reikėtų paprašiau pasakyti, galiu pasakyti 4 formulės, 4 žingsnius. Pirma. Rask tai, kuo žmonės jau dabar turi, kur turi žmonės jau ir dabar problemų. Tai yra pasitikėjimas savimi, sportas, organizuotumas, grožis, mąstymas, verslas, santykiai, bet kas, kur tau taip pat yra artima. Ir jeigu žmonėms tai dabar jau kelia sunkumų, vadinasi, čia yra pinigų. Antras dalykas, kalbėk apie tai internete, štai taip, rodyk, ką žinai, pasidalink, ko tu pati išmokai. Padėk kažkam greičiau suprasti tam tikrus dalykus, nes matomumas ir kuria paklausą, o paklausa kuria pajamas. Trečia, paversk tai į vertę, tai, ką žmonės gali iš tavęs nusipirkti. Tam tikrą paslaugą, tam tikrų produktų, programą, įgūdžių, bet kuo, ką tu jau dabar gali jiems parduoti. Ir čia nereikia tau didelės auditorijos, čia tau reikia tik teisingos žinutės, tai yra teisingos komunikacijos. Ketvirta. Būk nuoseklus, būk nuosekli tiek ilgai, kol žmonės pradės tavim pasitikėti. O būtent pasitikėjimas, o ne ekspertiškumas ir paverčia sekėjus klientais. Pasitikėjimas. Viskas. Visa pinigų formulė štai tau prieš akis. Ir tai neatrodo įspūdingai, bet patikėk manim, tai veikia. Išspręsk problemą, parodyk ją internete, supakuok į produktą ir būk nuosekli. Viskas. Ir jeigu suprasi šitą pinigų formulę, 2026 metais gali susikurti visiškai naują pajamų šaltinį. Pabandyk.